Va, kas man patinka, tai kai taip stovi ant kalnų namai. Ir va šitoje vietoje irgi statybos vyksta, čia su gražiais vaizdais. Tai va šitie būstai, nu jau jie turi vertę, nes vaizdai tikrai verti dėmesio. Patys vertingiausi ir gražiausi vaizdai. Na aišku, bet kad čia irgi neaptvarkyta visa aplinka, tai čia Ispanijai būdingas toks vaizdas, kad palmės neaptvarkytos, neapkarpytos. Nu čia tokia daugiau laukinio viso vaizdo. Nelabai čia kas tvarko. Pripaišyta, pritepliota, turėklų nėra. Saugumo nėra, vaikai kokie ateitų, nukristų. Ką aš ten matau irgi, vat, stovi arba ten griaučiai, seniai apleisti, kažkada statė ir sustojo. Tokia ramuma, jūra ošia. Nėra greitkelio, bet čia yra daugiau kalvota, kalnai, uolos. Man tik tai pavojingai atrodo visi šitie namukai, nes per kokį liūčių sezoną atrodo, kad išplaut gali ir nukristi tos uolos. Tokie vaizdai. Pakeliui iki būsto, kur važiuojam apsižiūrėti. Mes eisim žiūrėti į šitą pastatą. Ir aš jau čia matau per tvorą širdžiai mielus vaizdus. Statybos. Ramu šiandien. Šeštadienis nedirba. Jo, pro šitą kelią pravažiuosim ten toliau. Sakykit, ką norit, bet apsileidę tie ispanai, va, šiukšlynus patys prisidaro. Kaip taip žmonėm patinka. Karkasas visas betonas ir blokeliai eina pertvaros sienos. Ispaniškos statybos tvarkingumas automatiškai. Ir jau vienas iš šitų apklijuotas fasadiniam plytelėm. Čia gal kokios plokštės cementinės. Negalima draudžiama. Bet pilna prisistatė ir niekas nekreipia dėmesio, nes čia yra Ispanija. Va, tie namai kaip atrodo, jie atrodys gražiai, kai pabaigs. Vaizdai gražus, ten plaukioja su valtelėm, narai atplaukia. Yra va, kai kurie žmonės čia va, su balionais. Čia irgi va, prisidėjo balionų, narai vaikšto. Nu čia šiaip vieta tokia patraukli, ar ne? Tokia turistinė, faina. Ką manai? Kalvota labai, tokia turistinė atrodo. Ir tokie keliukai. Privažiavimai, tokie keliukai, švinguriuoti. Ir, pavyzdžiui, ten pastatai, pasižiūrėk kaip ant uolos. Ten vat visiškai, aš neįsivaizduoju, kaip ten jeigu griūtų, tai viso, asta manienų. Savo žavesio turi be abejo šitą vietą. Vertė čia tikrai yra patrauklios vietos, gražios. Bet tokios daugiau turistinės. Gyvenimui, savo, nežinau. Bet kaip turistinė, va, nuomai, vasarai, liuks fain. Nes čia žiemą, tai taip niūroka. Čia labai ramu, per daug ramu. Bet vasarai tinka, vasarai gerai. Ir ten matau vaikšto statybose. Šeštadienis, poilsiauja ispanai. Būtų lietuviai, tai dirbtų. Taip, esam šitoje vietoje, mes esam prie šitų namų. Tai aš pasižiūrėjau truputį aplinką. Pastato skilimai, nu tai va, tai ką aš matau va šitoje vietoje. Akivaizdus. Ir čia labai rimti skilimai. Labai rimti. Ir per šitą visą eina iki pat viršaus. Kur dar koksai skilimas. Va, kas čia darosi. Net garažo durys neužsidaro. Yra susėdęs netgi pastatas. Susėdęs, ant šitiek nuvažiavę į šoną per kokį 10 centimetrų. Visą sieną. Čia irgi va, visą sieną nuvažiavusi. Ir va ten kaip gražiai atrodo. Irgi visą sieną suvažiavusi. Čia yra esminiai konstrukcijų pažeidimai. Dar tokio Ispanijoje nematęs. Net vat garažo durys net neužsidaro, paliktos praviros. Jardinės de Adnanija. Įvažiavimas, kas dabar liečia įtrukimus visus. Nu tai va matom, grindiniai visi sutrukinėja. Va pastatas irgi va visur, va, matosi, va atšokia. Trūkiai matosi. Va byra netgi. Visas šitas irgi siena nuo gatvės pusės.
Įtrūkiai. Taip, kad čia yra didžiulės problemos šito pastato. Viskas viduj tuščia ir sakė, kad čia negali būti jokių. Jo, o šitoje vietoje visa šita problema. O čia irgi garažiukas, bet jų naudotis negalima, sakė, nes jie nelegalizuoti. Manęs nestebina tokie dalykai. Šitoje vietoje irgi sandėliukas, bet jo naudotis žmonės negali. Kitur aš nepastebėjau įtrūkimo, apart tenais tos vietos, kur buvom įėję. O šitą tik tai vietą, kur aš iš gatvelės būdamas irgi, kaip prasivėręs pastatas. Prasivėręs, čia įtrūkimai. O dabar viduj, kokie reikalai. Plytelė nukritusi šitoje vietoje irgi. Va, šitoje vietoje. Ai, va. Ant kiek pavažiavę, pasižiūrim. Ant kiek pavažiavę, 10 cm kaip minimum. Viskas va šviečia, vėjas jaučiasi. Ir va šitoje vietoje irgi. Ir viršuje. Čia tai vaizdas geras. Viskas šviečia kiaurai. Garažas irgi kiaurai matosi. Gražu. Įspūdingai atrodo. Tokiam pastate yra pavojinga gyventi. Mano supratimu yra pavojinga gyventi. Bet čia Ispanijoje leidžia, o nieks niekur nekrausto. Kambarys, vonia. Miegamasis. Ir mes turime šitoje vietoje rankinės žaliuzės. Vaizdą į... Čia šita visa siena pavažiavus. Būstas yra prie to lūžio. Aplinkiniai vaizdai. Visa šita siena, visas šitas segmentas pastato jisai važiuoja. O šitam kambarį dar nebuvau. Čia irgi kitas miegamasis. O čia skelbimas ir prikabintas. Ir čia yra virtuvė. Trūksta truputį spintelių. Bet šiaip tvarkingas, viskas gražiai atrodo. Šviesu, balta, estetiškai tvarkinga. Čia pardavimui šitas būstas. Ir čia veidrodis. Kondicionieriaus blokas čia sumontuotas ir dar vienas čia už šitos tvorelės. Vaizdai gražus, bet kad jisai visas važiuoja pastatas. Ramu, jūra ošia. Turime tokį skilimą irgi. Kad terasa kažkokių įskilimų, tai aš nepastebiu. Aišku, čia tik tai žolės auga, tai šitus dalykus reikėtų atsišviežinti visus tarpus. Šiaip plytelės nesutrukinėjusios. Fasadas buvo irgi perdažytas, ne taip jau ir senai. Aišku, pačiam būste, kai pažiūriu, tai kaip ir nesimato trūkių. Bet tai čia nerodiklis. Gal kažkur kažkas uždažyta, užmaskuota, ten truputį pabėgė kažkas. Rizikos, daug labai rizikos. Patrupėjimai nuo drėgmės irgi. Grindys, irgi perdarytos plytelės. Virtuvė zona padaryta balto marmuro. Tokio margo balto. Atrodo gan gražiai. Jis nėra tas su pilku. Šitas baltas taip irgi estetiškai tvarkingai atrodo. Šitas pastatas priklauso šitai pačiai urbanizacijai. Anie priklauso tai pačiai. Ir ten yra baseinas. Čia nesimato, bet išėjus į laiptinę, iš karto liftas po kairę. Estetiškai tvarkinga, sakau, tokie padažymai buvo. Atšviežino dėl tvarkingumo tikriausiai. Pastatas toks vaizdas, kad čia buvo dažyta nesenai. Tokiuose vaikštant dažniausiai būna tamsesnės sienos. O čia toks vaizdas, kad kokie metai laiko dažyta. Čia yra kitas butas. Vėlgi vonia, dušas. Vietos pakankamai daug. Jo, vietos daug. Spintelė. Ir veidrodis. Bet čia yra arčiau jau gatvelė pati visa. Toliau nuo to trūkio visų yra. Tai to dalyko nematome. Ir čia yra kitas miegamasis. O, čia svetainė tamsesnis, tik tai spaldas. Visai gražiai atrodo. Spintelės. O, kokia spinta čia didelė. Čia tik tai, kai indaplovė atidaryta, tai jau reikia atsargiai. Ok. Tas juoda spalva truputį tokio duoda solidumo.
Stalas svetainės, vėl toks pat veidrodis. Čia garus rungtuvas šitą vietą sumontuotas. Rozetės, kam čia ta televizija reikalinga, tai neaišku. Bet iš inercijos padaro pagal senus standartus. Pažiūrėsim, ar čia matosi kokių pabėgimų. Čia tvarkinga siena. Ir čia irgi tvarkinga siena. Nu, šitas būtas tvarkingesnis. Čia viskas irgi šviesu, erdvu. Čia tokie uždažyti. Tvarkingas skydas. Tik tai, kad sunkiai darinėjasi. Čia reikėtų gal sutepti ar ką. Kas geriau, tai kad yra mūrinė sienutė nuo kaimynų. Daugiau privatumo. Bet va čia nėra privatumo. Čia reikėtų augalų. Jo. Tai pasidarė, kad gali užsidaryti. Taip. O čia vėl tie patys vaizdai. Tie patys vaizdai. Tik tai tiek, kad žemiau mes esame. Ir ten laiptukai nulipimui, nes mes irgi buvom pravažiavę. Nes čia toks visa kalva. Jeigu ne tas pastato lūžis, tai būtų viskas liuks. Aišku, ir kaina tada būtų didesnė. Sakė, gyvena patys žmonės. Baldai, viskas yra savo reikmėm, jie nenuomoja. Nu, nes matos, irgi va, baldai nenunešioti, viskas yra tvarkinga, viskas nenudaužyta, viskas prižiūrėta. Nes kai būna išnuomota, tai būna labai dažnai nudėvėta viskas ir jaučiasi tas dalykas. O čia sėdint svetainiai, matom ir virtuvę, o čia matom terasą. Ir nuėjus į terasą, gražus vaizdas. So this building is built in 2 blocks. 1, 2, 3, 1 block, 4, 5, second block. So now the extra cost that they are going to do, they are going to make here something that get dry under the building, take out the water and inject cement to be more solid. The price around 11,000 and the second one that is around 10,000 to repair this square. Mes buvom va ten, tuose balkonuose, vienam būste ir aukščiau kitam būste. Ir sakė, visas šitas grindinys bus ardomas ir čia bus daromi tie sutvirtinimai pastato. Nes sakė, nuo lietaus patenka vanduo, tai dabar jau tvarkys post factum, aišku. O čia einam iki baseino. Pas kaimynus baseinai, va kokie gražus. Ir čia yra aikštelė parkavimo. Ir čia per laiptukus nusileidžiam ir einam iki baseinų. Ir vat ką aš matau irgi, matai, žiūrėk, kaip asfaltas irgi visas. Nu, tai čia nuo šaknų. Nu, čia ne nuo šaknų, čia yra jau nuo grunto. O čia yra baseinas. Nu, baseinas gražus, va, tiltukas per baseiną. Vaizdai gražus. O šitoj vietoj. Čia užlipimas, nulipimas ir visas baseinas. Pakeliui sustojom važiuodami. Tokie vat gražus, autentiški vaizdai. Čia tik tai va šitoj vietoj gali tokius pamatyti namus. Su įmūrytais akmenimis. Vilos. Prie pat jūros. Didžiulis akmuo. Pilkos uolienos. Pušynai. Ten kranai stovi. Stato vilas. Primena man šitą vietą kaip Kalpiai, kad esam buvę, tai irgi panašu labai. Pakeliui važiavom ir kokį namuką radom. Netgi ir tokiose vietose žmonės gyvena. Čia yra kitas kelias iki Malagos. Čia daug gamtos, kalvų, kalvelių. Bet čia gražios vietos. Ir kas pastebėjau gamtos atžvilgių, tai tokių pušelių labai daug. Pas mus ten, kur gyvenam, to nėra. Pušaitės gražios. Tylu, ramu, graži gamta. Tik tai gaila, kad čia apsiniaukia truputį. To grožio sumažėjo. Mes esame šitoj vietoj. La Herradura Šičia. O mes atvažiavom iki čia. Ir dabar važiuosim šituo vingiuotu keliuku.
šičia palei pakrantę. Iki čia paskui į greitkelį, pro Nerchą ir Malagą ir namo. Va, dar vienas pakeliui vaizdas iš aukštai. Pakrantė, gražus vanduo. Matosi, jeigu saulė šviesų, tai tas vanduo būtų toksai žalsvai melsvas. Sveiki visi. Sveiki. Grįžom iš Laheradūros. Taip, aplankėme kitą vietovę, šiek tiek aukščiau Malagos ir pravažiavus Nerchą. Toks įdomus miestelis, ar ne? Kurortinis. Kraštovaizdis gražus, kalvota, bet kai yra kalvota, tai vaikščiot reikia labai sudėtingai, nes nulipti viskas tvarkoj, lengva, bet kai reikia grįžti, tai jau sudėtinga. Ne visiems tas dalykas patinka. Čia gali būti garsų aplinkui mūsų, nes labai čia veiksmai Tvarko vyksta. aplinką. Ir aplinka tvarko, ir ten statybos vyksta, taip kad čia gyvenimas verda. Visi skuba iki vasaros susitvarkyti savo būstus, paleisti nuomai. Pavasaris toks intensyvesnis būna, labai daug atvyksta ir iš kitų šalių pirkti savo nekilnojamo turto ir nori iki vasaros suspėti susitvarkyti. Jo, tai o kas liečia dabar Heradūrą, graži gamta, daug kalvų, kalvelių, žalia, ten tokių pušelių netgi yra, ten pasijauti kaip kad būtum Lietuvos pajūry kokiam. Tik tai kalvota. Tik tiek, kad kalvota. Tai. Ir ten dėl statybų, kas liečia, tai jinai tokia labiau tokia pavienė statyba vyksta. Nėra ten tokio masiško statybų, kaip va čia, kur mes dažniau važinėjame ir gyvenam. Jie Stepona, Marbėja ir žemiau Steponas. Ir kas liečia patį miestelį, tai jisai toks labiau yra turistinis. Jo, kurortinis. Kurortinis, turistinis. Netgi mes su ta pačia agentė, kai šnekėjom, tai sakė, vasarą ten gyvenimas verda, o žiemą ten lieka tik tai vietiniai gyventojai. Tai ten tokių didesnių nei parduotuvių, nei mokyklų nėra ir tenka važiuoti į kitą visai miestelį. Ten šalia, ar ne? Taip. Mes buvom šitoj vietoj, mes buvom šitojam paplūdimy ir yra šalia kitas miestukas, jis vadinasi Almunekara. Ten jau yra ir mokykla, ne, sakė? Taip, vienas darželis, viena mokykla, didesnė parduotuvė. Taip. Tai tenka važiuoti gyventojams į kitą miestelį. O šitas miestelis toks daugiau kurortinis, galima nusileisti ten iki paplūdimio, bet kiek pastebėjau, visi daugiau su mašinytėm važinėja, nes ten tokie vingiuoti keliukai, nusileidžia ten iki paplūdimio, palei jūrą ten parkavimo vietos yra ir grįžta irgi su mašiniuku į viršų. Jo, tai už tai ta Laheradūra labiau skirta tokiem žmonėm, kur kam patinka, maži, autentiški, kalvoti, ramus, nuošalesni, neperkrauti, žali, uolėti, vingiuoti visokių kelių kelelių, tokie miestukai. Ir man net vienoje vietoje, nes kadangi ten yra tokia kaip įlanka, vienoje pusėje tokia kalva ir toj kalvoje tokie namukai ir paskui kitas kalnas ir ten tokie kaip gyvenamieji namai. Daugiaaukščiai tokie įsikūrė, tai man net priminė, kur mes važinėjom Kalpiai. Irgi link to akmens tokio važiuojant, į tokį kalniuką užkilom, pušaitės buvo, tai irgi labai panašus vaizdas matėsi, toks kraštovaizdis. Jo, šiek tiek primena Kalpę. Ir dabar kas liečia kainas statybų, pavyzdžiui, aš žiūrėjau naujos statybos būstų, bet grinai tą, kur mes pafilminom, važiuodami naują statybą, ten jau tokie yra kaip, nežinau kaip jas pavadinti, vilos? Kaip vilutės, jo, tokios sujungtos vilutės. Kotedžo daugiau man stiliaus, tokios vilos. Bet kainos tai mane nustebino, aišku, ten vaizdai labai geri atsivers iš tų vilučių, bet kaina kokia, pasižiūrėjau, 2 milijonai. Virš 2 milijonų. 2 virš. Nustebino kaina, kad miestelis nėra labai didelis, o kainos ganėtinai aukštos yra. Tai taip, tai dabar dėl apžiūrėto būsto, kas liečia. Esminis dalykas yra tas, kad mūsų paprašė klientas nuvažiuoti ir dar kartą pasižiūrėti, kokia ten iš tikrųjų situacija. Nes klientas ten yra gyvenęs tam pastate, sakė, buvo nuomavęsis. Jisai situaciją kaip ir žinojo, bet jis dar nebuvo matęs to, ką mes nufilmavom ir ką mes parodėm. Nes jisai pats netgi nustebo.
dar pamatė šitus dalykus. Esmė gal pagrindinė tokia yra, kad pastatas yra įtrūkęs, kadangi pastatytas pastatas ant stabilaus grunto ir po šios žiemos ypač labai daug lietaus buvo, jis yra pasislinkęs link jūros pusės, ar ne? Bet jis labai Blokas yra. Jo, teisingai, bet jis labai yra įdomiai pastatytas, jis pastatytas tokiais segmentais. Tai va vienas iš tų segmentų, jisai atsiskyręs nuo kito segmento. 4 ir 5, man atrodo. Per 10 cm kaip minimum ir jisai svyra į jūros pusę. Tai va toks pastatymo būdas, jisai, nežinau, šioje situacijoje gal kaip ir gelbėja truputį, galima sakyti, nes ne visas pastatas yra, o dalis vyra. Bet jeigu jis būtų visas vientisas, tai jau ten tada būtų siena lūžusi iš tikrųjų, o dabar tik atsiskyrė segmentas. Kitas dalykas yra tas, kad jisai abejoju, kad tik tai vienas segmentas turi judėjimą. Man atrodo, kad ir visas pastatas jisai šiek tiek ir pasmegęs, nes negali tik tai vienos dalies pamatus plauti. Jisai ir yra visas pasmegęs, nes mes ten, kur filmavom tos garažus, tai net ten ir matosi, kad jis pamatai šiek tiek pasėdė ir net garažo vartai neužsidarinėja. Taip. Tai va, tai... Kas liečia va tos garažus, tai yra nelegalizuoti ir jais netgi naudotis negalima. Tai čia vėlgi manęs nenustebino. Čia yra Ispanijos specifinis ypatumas. Bet mes ir čia Costa del Sol irgi esam aplankę kai kurias urbanizacijas, kur yra irgi garažai, sandėliukai įrengti, bet tarkim jie kažkaip nėra legalizuoti arba priklauso pačiai bendrijai ir jinai neleidžia naudoti gyventojams. Tai va čia irgi toks kartais įdomus niuansas būna. Nes tai čia ne tik šitam objekte būna ir kituose objektuose šitas dalykas. Pasitaiko, taip. Tai tu arba pirkdamas susitaikai su šiuo minusu, nes matai labai gerą variantą patį būsto, o tie sandėliukai tikėtina galbūt kažkada ateityje iškels tą klausimą ir supirkės. Bet šiuo metu tokia situacija. Kas dar? Skilimai lauke grindinio taip pat irgi yra sutvirtinimo, kur irgi filmavau, yra pastatas ir yra dar gatvė. Tai ta gatvė yra sutvirtinta, nes jinai aukščiau. Tokia kaip betoninė tvora eina tokia gatvė. Tai jinai irgi skyla. Jinai ten netgi ir buvo kažkaip sutvirtinta dar tokiais metaliniais strypais. Taip, jisai sutvirtintas, bando įtvirtinti, bet keista, kad žiūrėk, ir pastatas prastai pastatytas ir tas segmentas sutvirtinimas, jis irgi skyla. Tai ten kas, jeigu skilimas yra, tai armatūros nėra normaliai pridėta. Ten matyt statybos metu neįvertintas gruntas, nesutvirtintas, ten turėjo matyti betonuoti, sutvirtintą šlaitą, gilesnius pamatus porinius daryti. Tai aš manau, jau čia statybų metu buvo kažkokia klaida padaryta, ko pasiekoje dabar yra šitie įtrūkimai. Pasiekmės tokios. Tai man pagrindinis klausimas yra iš tikrųjų toksai, kad iš viso, ar jiems pavyks šitą dalyką kad pavykti, tai galbūt ir pavyks, bet yra esminis dalykas, kiek tas kainuos, žinai, nes dabar kas liečia kainas. Kaip ta agentė mums aiškino, kad buvo susirinkimas įvykęs bendrijos, dalyvavo ir architektas, ir konstruktorius, ir jie ten stebi daviklius užsidėję ir stebi, kiek įtrūkimai jie didėja. Taip. Tai šią žiemą pastebėtas didžiausias įtrūkimo centimetras, aš nežinau, per centimetrą sakė, net pasislinko šiais metais. Negirdėjau, bet matėsi, kad ten, šiai dienai nuo pradinio taško daugiau kaip 10 cm pavažiavę. Klaida padaryta, kad iškart nesprendė šitų problemų, kol ten keli milimetrai buvo atsiradę įtrūkimo. Dabar, aišku, jau problema didesnė. Tai žiūrėk vienas momentas. Jie sakė per šią žiemą centimetras. O tai kas buvo tie 9 tada prieš tai? Taip, tai įdomu, niekas nieko nedarė. Tikėjosi, jau 5 pavažiavo, tai jau tada jau reikėjo griebtis už galvų. Taip. Ten pavažiuoja 3, jau tai irgi žinai, problema. O čia laukia, sėdi ir dar šią žiemą pratempė, kai buvo liūčių sezonas didžiulis. Taip. Tai per tą liūčių sezoną dar centimetras pavažiavo. Tai pas juos tokie mąstymai. Taip. Ir vienas momentas tas, kad įsivaizduok, leidžia gyventi žmonėms. Atseit buvo ekspertai, atseit matyt, grėsmės nemato, tai... Jie nemato.
Tai va, bet apie tas kainas dabar irgi, kad susirinkimo metu jie apskaičiavo kažkokią sąmatą, kokie darbai bus numatomi, kaip stabdyti. Tai kiek kokios kainos? Nuo būto apie 25 000. Tai čia pradžia. O vėliau matyt dar reikės lygiai tokios pačios sumos kažkokiem kitiem darbam. Nes šiuo metu, ką jie suplanavo padaryti, tai ten tą tokią gatvelę išsikasti, gruntą betonuoti. Dar kažką minėjau, kad polius dar gilesnius tenai sutvirtinimus polių. Vandenį pašalinti, jeigu jis ten yra. Išsausins gruntą. Išsausint cemento, paskui dar ten pamatus, ar juos sutvirtinti, ar naujus daryti, aš neįsivaizduoju. Bet kas liečia kainą, aš dar norėčiau sugrįžti 20 000, ar ne? Pradinė dabar suma. Ten nuo kiekvieno būtų apie 21-25 000 eurų. 21-25, tai čia yra pradinė, aš įsivaizduoju, nes jie turbūt gąsdinti labai nenori, tai jie sako, kad ten 10 000 vieniem darbam, 10 000 kitiem darbam, taip darbus išskirsi, netgi dar mažesniem atsisumom čia 10, bet iš principo 20 su trupučiu, bet mano mąstymu, mano matymu, supratimu, čia tik tai pradinė suma, pradinė samata, kuri vėliau dvigubai, trigubai gali iškilti. Taip, dar turbūt nusimatys, dar vyks susirinkimas, nes šiuo metu, kiek ten pasakė, kad 60% bus sumažinta rizika dabar. Tik 60%. Ta problema išspręsta jo, tik tai 60%. Nu, tai va, prašau. Tai vėliau vis tiek dar turės kažką daryti, kad visiškai minimizuotų bent jau 90%. Ir kiek vaikščiom viduje, to nebuvo jokių įtrūkimų man, kas keisčiausiai, žinai, nei laiptiniai kažkokie įtrūkimai matytųsi sienų, nei pačiam bute jokių įtrūkimų. Tai va, tas segmentiškumas galbūt šitoj situacijoje ir vaidino didelį rolę. Nebent kitas dar yra momentas tas, kad jausmas toks buvo, kad ten dažyta. Dažyta metų bėgyje, nesenai. Galbūt ten užmaskuota dalis įtrūkimų irgi, neaišku. Apie pačius būstus dabar apžiūrėjus ar ne, papasakok. Pirmą būstą. Tai pirmas būstas jisai aukščiau buvo. Koks ten aukštas aš neatsimenu, bet žinau, kad jis buvo aukščiausias iš mūsų apžiūrėtų. Taip. Tai vaizdai super, gražu. Vaizdai labai jo gali. Nes kadangi kalvota vietovė, tai jisai ant kalniuko palyginus su prie jūros esančiais namais, tai ir toliau link jūros, tai vaizdai super gražus, tikrai. Tai už tai ten, kur ta nauja statyba irgi kur stato, jie irgi ant kalvos, nes ta visa Heradura tokia mažytė ir šlaitas eina, ar ne, nuo kalno viskas. Tai visi pastatai, kurie aukščiau, jie turi gražų vaizdą į jūrą. Antras būstas buvo man labiau jisai jaukesnis, skirtas buvo ne nuomai, jisai patys žmonės gyveno jame ir jie prisižiūrėjo kaip savo, įsirengė kaip savo. Ta pati virtuvė, sakykime, tokia juoda tamsi, gan solidžiai atrodo. Didelė virtuvė. Šiaip abudu būstai tvarkingi, tik tai vienas buvo labiau leidžiamas trumpalaikiai nuomai, tai šiek tiek toksai trūkumas ir tų spintelių atrodo virtuvėje, tokia mažesnė virtuvė. Toks nelabai pritaikytas gyvenimui. Jo, ir šiek tiek gal reikėtų ir persidažyti, ir tuos baldus apsitvarkyti, o antras buvo tvarkingesnis. Ir matosi, kad jisai tikrai buvo naudojamas pačių šeimininkų atvykti kaip antri namai, vasaros namai. Tik tai tiek, kad jisai jau buvo žemiau ir šiek tiek matėsi kito pastato stogai. Tai va, bet šiaip vaizdas irgi neblogas. Tai tas, kur žemiau, aišku, netokie jau vaizdai, aukščiau gražiau, savaime suprantama. Bet irgi vaizdas į jūrą, į kalnus, tik tai tiek, kad dar šiek tiek pastato stogas matosi. Tai kainos matome, va, 299, 300, va, 264, 320, čia va tas, kuriame mes vaikščiojom. O kaip dėl kainos dėrybos įmanomos dar šito 320? Taip, sakė, galima siūlyti kainą, manau, apie 300 000 galima siūlyti kainą. O prieš tai dar kokia kaina buvo, ar čia sumažėjusi? Ne, šitą ir buvo kaina. Buvo, ar ne? Bet sakė, kad dėrybos dar įmanomos. Taip. Tai aš manyčiau, kad tikrai taip, nes pagal tą situaciją, o dabar tas būstas, kur buvo tvarkingesnis, nėra, ar ne? Yra, pats pirmas. Pats pirmas. Ai, va šitas, tai 300, tvarkingesnis, jaukesnis, su juoda virtuvė. Realiai tų būstų dabar atsiranda vis daugiau, ne? Aš mačiau dar porą skelbimų jo įkrito,
Ir aš manau, kad po sezono, po vasaros atsiras dar daugiau. Matomai jau yra užbukinta vasarai, nes ten daug turi būstų trumpalaikiai nuomai. Ir pati ten su viena agentė šnekėjom, tai jinai prižiūri net 6 būstus trumpalaikės nuomos ir manau, kad ant rudens po sezono, kai pasibaigs nuoma, įkris dar daugiau variantų tenai pirkimui. Taip, bet aš žiūriu dabar kainos jos iki 300 gaunasi, 300, 264. Tai va tas atsirado, tas vienintelis va šitas, pigesnis. jisai už 320 viršyje. Mhm. O čia vieno miegamojo 235, o čia vėl 295. Čia dar tų būstų jau turėtų realiai atsirasti, aš galvoju. Kai prasidės kasybos, ten rekonstrukcijos Ypač. darbai, pasibaigs vasaros sezonas, pasibaigs nuoma, manau, kad ten ant spalio mėnesio tikrai turėtų dar iškristi daugiau tų variantų parduodamų. Ir aš galvoju, kad tos kainos galbūt dar pakrist turėtų. Gali Kaip pakristi. galvoji? Jeigu jie bus ilgai neparduoti, pavyzdžiui, iki vasaros, tai manau, kaina tikrai pakris. Nes vienam vat būstui iš pat pradžių sakė, ne, jokių nuolaidų, čia paskutinė kaina su visais, tas kur 299. Taip. Dabar jau jie linkia šiek tiek dėrėtis, 290 gal sako. Tai vat. Tai taip, nes įsivaizduoju, ar kai pradės tos statybinius darbus, neaišku, kiek metų tęsis, ar metus ar daugiau su Ispanijos tempais ir kokybė, kai pradės skaičiuoti sąmatas papildomas, sakys, dar tam reikia, žmonės pradės matyti. Ir čia mano spėjimas, aišku, kai bus, nežinau, bet čia tik tai aš spėjau, žiūriu blogiausią scenarijų. Ir, pavyzdžiui, dabar ar rekomenduotum pirkti tokį variantą? Čia galbūt daugiau galėtų pirkti žmogus, kuris nebijotų taip suinvestuoti pinigus ir nesukti savo galvos, ar pavyks šitas projektas, ar nepavyks. Bet jeigu žmogus nori taip savo pirkti ir turėti kaip antrus tuos holiday home, džiaugtis, atvažiuoti, patostogauti, tai tada ne, nes bus statybiniai darbai, ten gal porą metų, vat, kaip Giedrius sako, tikrai ten užsitęs, nors dabar sako, kad prasidės nuo lapkričio mėnesio iki vasaros. Tai aš tikrai nemanau, kad ten iki vasaros spės sutvarkyti. Nebent ten mes pajėgas labai stiprės ir labai gera kokia firma. Ir labai ten tada priklauso nuo firmos, kas tvarkys, bet žinant Ispaniją, visą laiką čia tie darbai vėluoja. Jo, bet čia labai geras pasakymas. Bet žinant Ispaniją, žinant, kaip jie dirba, Taip. žinant jų tempus, Būna žinant jų ateina vasara, darbai sustoja, paskui darbai vėl nusikelia ant rudens ir gali būti, kad užsitęs tikrai apie porą metų tie darbai. Šiaip dar ko nepaminėjom, tai ten labai faina baseino zona. Ta zona tokia žalia, nuo jos matosi gražus vaizdas. Baseinas yra, iš kur mes atėjom, aišku, čia pastatas matosi, bet kai tu baseinė plaukiai, tu gali jūrą netgi matyti. Taip, matosi kalnas ir jūra matosi, tai irgi labai faina. Tai faina, jo. Ir jinai natūrali žolė, ne kažkoks plastikas, daug vietos aplink baseiną, tai va ta baseino zona irgi pakelia vertę. Tai taip, tai va aš irgi, sakykime, kai klausė, sakykime, manęs, kaip jūs galvojate, ką rekomenduotumėte. Rekomendacija yra tokia, kad jeigu nebijai rizikuoti ir turi lišnų pinigų, kur tu nori, sakykime, kažkokią įdomų, tokį rizikingą padaryti, nusipirkti objektą, kur jeigu tu nusipirkai ir viskas pavyksta, tai super pelnas, bet jeigu nepavyksta, kad tau nesugriūtų gyvenimas. Tai jeigu turi po tokių pinigų, tai valio, rizikuok, nusipirki šiuo metu pigiai, dar pasidėrėti galima ir tikėkis, jo, kad tau po metų 2 ar 3 ten viskas sutvarkys puikiai, idealiai, viskas fainai, tai kaina be abejo išaugs. Bet jeigu tu nori nusipirkti, kad džiaugtis dabar, turėti dabar, pats nuvažiuoti ar nuomotis, tai čia ne tas variantas, mano supratimu. Čia aš taip matau. Man ten dar vienintelis toks minusas buvo, kad nebuvo privačių parkavimo vietų. Jeigu kalbant apie nuomą, trumpalaikę nuomą, jeigu norint leisti, tai Tas labai yra reikalinga ta parkavimo vieta. Būtinai. Jo, ten yra, aišku, bendra tokia community, užtverta teritorija, bet žiūrint, kiek ten vasarą būna žmonių ir ar tenai jinai būna pilna. Nes šiuo metu tai jinai buvo tuščia. Bet kokiu atveju, mes kiek važinėjame irgi, dabar irgi, sakykime, kliento reikia, kuris iš mūsų pirko, mes turim išnuomoti. Nes mes, kurie žmonės perka iš mūsų būstus,
mes juos apsiemame ilgalaikę nuomą daryti. Vienas yra momentas, kurį pastebim, kad jeigu nėra nei sandėliuko, nei parkavimo, tai automatiškai būna sudėtinga išnuomoti. Sudėtingiau jau. Taip. Arba tada jau kainą muša būsimas nuomininkas, nes jam reikia papildomai kažkur išsinuomoti. Arba jisai tam pačiam komplekse bandys ieškoti, arba kažkur šalia, bet tie dalykai jam būtinai reikalingi. Ypač prestižinėse vietose, prestižiniuose kompleksuose, nes žmonės atvažiuoja su prabangesnėmis mašinomis ir jie nori tos privačios vietos, kad jam nereikėtų nei sukt galvos, kur čia įkišt mašiną, ar kažkur ant gatvės jiems gal nubrozdins tą mašiną, tai tikrai to vengia klientai. Tokius dalykus esam patyrę, čia Ispanijoje neišvengsit niekas. Aš irgi galvojau, kad čia gali važinėti savo urbanizacijų. Mašiną pasistatai ir tau bet koks atvažiuoja, kaip aš sakau, įsižiojėlis ir nubraukia mašiną. Ir tu neišvengsi. Geriausia tokiem atvejam geriausias yra kasko draudimas. Tai va, tai šiam kartui tiek ir susimatysim vėl kitose video. Iki. Iki.